5 minučių meditacija skirta paleisti norą pisti kitiems protą ir reikšti savo nuomonę, kai niekas neprašo. Užsimerk. Sutelk dėmesį į savo kvėpavimą. Pastebėk, kaip oras įeina ir išeina. Pastebėk, kaip pilvas pakyla ir nusileidžia. Kūnas kvėpuoja pats be jokių pastangų. Taip pat ir tu paleidi visas pastangas. Pastangas įrodyti, kad žinai, pastangas pakeisti kito nuomonę, pastangas įžeisti ar parodyti, kad esi aukščiau. Įkvėpk į save ramybę ir iškvėpk, paleisk visą žinystę. Tau nebūtina reikšti savo nuomonės. Tu gali tiesiog atsitraukti. Tu niekam nieko neprivalai. Tu esi laisvas. Kuo labiau sutelki dėmesį į save, tuo labiau atsipalaiduoji. Pajausk, kaip tau palengvėja. Pajausk, kaip lengvėja, kai tai, ką tu žinai, gali pasilaikyti sau ir tavęs tai visiškai netrikdo. Tu esi laisvas. Tu niekam nieko neprivalai aiškinti. Kitų problemos yra kitų, ne tavo. Kuo labiau sutelki dėmesį, tuo labiau atsipalaiduoja tavo protas. Proto pisimas nėra ta veikla, kurioje nori švaistyti savo energiją. Nukreip šią energiją į save. Pajaus, kaip užsipildai. Neneigiamų dėmesių iš kitų, bet kokybiškų dėmesių savo. Tu užpildai tas vietas, kurios nori pripažinimo. Pripažindamas save, paleidi norą būti pripažintas kitų. Sugrįžk prie kvėpavimo stebėjimo. Stebėk, kaip oras įeina ir išeina. Ir su kiekvienu įkvėpimu sutelki vis daugiau dėmesio į save, o su kiekvienu iškvėpimu vis labiau paleidi norą. Paleidi norą reikšti savo nuomonę. Paleidi norą pisti protą. Stebėk, kas keičiasi tavo viduje. Pajaus, kad esi visiškai laisvas. Esi laisvas pasilikti savo nuomonę sau. Esi laisvas nuo savo paties nesąmoningo noro komentuoti. Esi laisvas nuo proto pisimo. Esi tiesiog laisvas. Pajaus, kaip tavo kūną apima lengvumas. Tai tavo paties pasirinkimas būti laisvam.
O dabar dar vieną kartą giliai įkvėpk ir su iškvėpimu po truputį atsimerk. Tavęs laukia daug lengvesnė diena.